Vardas Veda, esu viešosios įstaigos naujoji kvalifikacija lektorė ir šiandien skaitysiu jums tokią paskaitėlę, daugiau teorinę gal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos klausimų. Pamokos tikslai yra susipažinti su žmogaus teisių ir laisvių samprata, klasifikacija, sąvokų paaiškinimu, susipažinti su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, tai yra pagrindinė konvencija šiuo metu, kuri yra žmogaus teisių klausimais, ir išanalizuosim keletą pateiktų žmogaus teisių ir laisvių pažeidimo atvejų. Ir nuo žmogaus teisių institutas tarptautinėje teisėje yra įtvirtintas tik po Antrojo pasaulinio karo. Ši kategorija yra tikrai žymiai senesnė. Žmogaus teisės yra daugiaplanė kategorija, turinti politinį, teisinį bei nacionalinį aspektus. Žmogaus teisės įradimo ir raidos istorija siekia seniausius laikus. Kova tarp žmogaus teisų pripažinimo ir garantavimo bei valstybės savivalės ir kišimas į privačią žmogaus sferą buvo varomoji visuomenės jėga, sudariusi sąlygas atsirasti pirmiesiams žmogaus teisų apsaugos dokumentams. Ir pabandykim kiekvienas patyliai savo pagalvoti, kas tai garantuoja iš tikrųjų žmogaus teisės, prigimtis, ar tiesiog proto argumentas, o gal viešosios subjektinės teisės, tai yra valstybės sukurtas teisės ir užrašytos. Ir aplamai, iš kur žmonės žino, kad jie tokias teisės turi. Tikrai mes, aš nebejoju, kad nežinom visas tokias teisės ir laisvės mes turim, kas jas gina ir kada nors susimąstėm aplamai, kokias mes teisės turim. Manau, kad dažniausiai jaučiam, kad mūsų teisė kažkokia yra pažeista, tada jau ieškom užrašyto įstatymo, ne, ar iš tikrųjų tai pažeista mūsų teisė ar ne. O gal atvirkščiai kitą kartą manom, kad galbūt tai čia buvo mūsų teisė, bet pavarčius įstatymų žiūrim, kad mes tokios teisės neturim ir niekas jos negina. Nu, trumpai dar prie istorijos tada, ne? Kad, kaip minėjau, jau 2015 metais Anglijos Magna Charta buvo bei 1628 metų teisių peticija įtvirtino pirmosius laimėjimus žmogaus teisių apsaugos srityje. Teisių peticijoje buvo pabrėžta, kad joks laisvas žmogus negali būti įkalintas be deramo teisinio proceso. Jau, reiškia, tas mechanizmas buvo jau 17 amžiui, iš tikrųjų buvo jau anksčiau, bet jau teisiškai suformintas ir sunormintas jau 17 amžiui tikrai buvo pakankamai stiprus, būtent įtvirtintas teisių peticijoje. Vėliau 1679 metais paskelbtas Garbės korpuso aktas bei 1689 metų teisių bylis anglosaksų teisės sistemoje įtvirtino žmogaus apsaugą nuo neteisėto įkalinimo bei kitų prigimtinių teisių pažeidimų kalinimo metu. Ir didžiausią atgarsį žmogaus teisių gynimo idėją įgavo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos metu, kai šie laimėjimai buvo paskelbti 1789 metų Prancūzijos žmogaus ir piliečio teisų deklaracijoje. Deklaracija įtvirtino idėjas, kurios žaibo greitumu apskriejo visą Europą ir padarė tikrai atgarsį didelį. Taigi šiuolaikinė tarptautinė teisė jau įsiskverbė ir į tradicinę valstybių vidaus teisų sferą, tai yra individo teisės, ėmė jas reglamentuoti bei ginti tarptautiniu mastu. Tai turbūt jau visi žinom, kad tarptautiniai teisė sukurti tokie tarptautiniai mechanizmai suteikia asmenį individualios peticijos į tarptautinius organus teisę, o tai jau padeda tiesiogiai žmogui gerinti ir apginti savo teises. Tai va, kaip ir tikrai ne vienam turbūt tekę yra girdėta Europos žmogaus teisų teismą, kur jau labai pakankamai daug ir iš Lietuvos yra bylų pasiekę ir paskui gal pamokos gale apkalbėsim tas kelias bylas ir Lietuva jau tikrai daug ir pralaimėjusių tų bylų yra. Pažymėtina, kad asmenų lygiateisiškumo bei pagarbos žmogaus teisėms principai gali būti įgyvendinami tik valstybėse, kuriuose viešpatauja teisės viršenybės valdžiai principas, kur žmogus gali jaustis laisvas ir apsaugotas bet kokio jo teisų pažeidimo atveju. Ir tai esant demokratijai, ne? Nes, tarkim, žinom visi Baltarusijos padėtį, kaip ten yra ir kaip elgiamas su žmogaus teisės, kaip jos yra ginamos. Jungtinių tautų generalinė asamblėja 1970 metais patvirtino deklaraciją dėl tarptautinės teisės principų liečiančių draugiškus valstybių santykius ir jų bendradarbiavimo pagal Jungtinių tautų chartiją. Tačiau ši deklaracija numato, kad nesikišimo į reikalus, kurie priklauso bet kurios valstybės jurisdikcijai, principas reiškia, kad kiekviena valstybė turi neatimamą teisę pasirinkti savo politinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę sistemas be jokio kitos valstybės kišimosi. Tai yra deklaruojama nepriklausomybė valstybės, sudarinėti savo įstatymus, nustatyti teisės
Bet keliam klausimą tokią, ar valstybė yra visiškai laisva, kai reguliuoja individų elgesį visuomenės viduje? Ne visiškai, ne, jinai privalo paisyti jau tarptautinių teisės normų. Politiškai, ekonomiškai jai galbūt suteikta daugiau laisvės ten reguliuoti savo padėtį, tą ekonominę bei politinę, tačiau individų atžvilgių jų asmenų jau privalo paisyti tarptautinės teisės normų. Dar norėčiau paminėti, kad žmogaus teisų apsauga Europos Sąjungoje remiasi bendraisiais Europos teisės principais, kurie kildinami ne tik iš valstybės narių konstitucinių tradicijų, bet ir iš tarptautinės teisės šaltinių, tarp kurių ir būtent, kaip ir minėjau, yra svarbiausia šita Europos žmogaus teisų konvencija. Ir paskui matysim, aptarsim, kad didelė dalis nuostatų iš Europos žmogaus teisų konvencijos yra perkelta į nacionalinės konstitucijas, taip pat ir Lietuvos Respublikos konstituciją, ir tiesiog tos teisės ir laisvės yra atkartotos. Minėjau, kad svarbiausių Europos tarybos laimėjimų galima laikyti 50 metais pasirašyta. Šita Europos žmogaus teisų konvencija buvo patvirtinta 1950, o įsigaliojo 1953 metais. Ir Robertas Šumanas, tai yra buvęs Prancūzijos ministras užsienio reikalų ir labai aktyvus Europos aplamai visų judėjimų dalyvis, yra pasakęs taip apie šią konvenciją, kad tai numato pagrindus asmenybės apsaugai nuo bet kokios tironijos bei nuo bet kokios totalitarizmo formos. Ir, kaip minėjau, konvencijoje taip pat numatytas mechanizmas komisija ir teismas, jų sukūrimas įkūnija teisėtumo žmogaus teisų atžvilgių garantą ir sudarė sąlygas realiai žmogaus teisų apsaugai, vidaus teisė ir tarptautinių lygmenių, nes vien užrašyti tik tai visų tų teisų ir laisvių neužtenka, reikia, kad kažkas jas gintų, dėl to, kad ir buvo sukurta komisija, biškai vėliau pakalbėsiu, ką daro komisija ir teismas, mes jau žinom, ką daro. Tai tam buvo sukurtos šitos dvi institucijos, kurios ir gina šitas visas teises. 1948 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, kuri dar buvo anksčiau priimta negu šita, kurią mes dabar nagrinėjame Europos žmogaus teisų konvenciją, kurios tos deklaracijos pirmas straipsnis skelbia, kad visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai. Tai ši deklaracija būtent suteikia žmogaus teisės visiems žmonių giminės atstovams, kaip ten pabrėžta preambulėje. Ir būtent nuo tos dar deklaracijos ankstesnės porą metų, negu išėjo, kad buvo patvirtinta konvencija. Toliau mes matysim konvencijos visą sudėtį, kad konvencija yra iki 11 protokolo, jinai buvo visai kitokios struktūros, po 11 protokolo įsigaliojimo jinai jau sudarė, taip jie į 3 skyrius buvo supaprastinta šiek tiek, kad tai ją sudarė preambulė, pirmas skyrius teisės ir laisvės, antras skyrius Europos žmogaus teisų teismas ir trečias skyrius įvairios nuostatos, kurias mes biškai vėliau aptarsim. Ir būtent tas pirmas straipsnis nepapuola nei į vieną skyrių, jis tai tiesiog kaip pradedantysis, pareiga gerbti žmogaus teisės, kurios bus išvardintos vėlesniuose straipsniuose ir sako, kad aukštose susitariančios šalys kiekvienam jų jurisdikcijai priklausančiam asmeniui, tai yra kiekvienos šalies atskiram piliečiui, garantuoja šios konvencijos pirmame skyriuje apibrėžtas teises ir laisvės. Negaliu pasakyti, kad ši konvencija yra absoliučiai visom valstybėm, jinai yra daugiau kaip rekomendacinio pobūdžio. Jinai įgyja tokį jau didesnį svorį tada, kada kiekviena valstybė ją ratifikuoja, tai yra prisijungia su savo įstatymais, kada Seimas priima tokį įstatymą prisijungti prie šitos konvencijos ir tada jau jinai tampa kaip ir nacionalinės teisės dalis. Ir jau jos nebegali pažeidinėti. Tos šalis, kurios nėra dar ratifikavusios tos konvencijos, šiandienai negaliu vardinti, tai kiek, net nebėjau, kad Europos Sąjungos visos šalis yra patvirtinę, bet pačios Europos, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, tai šita žmogaus teisų konvencija yra daugiau kaip rekomendacinio pobūdžio. Na ir pereinant prie pirmos skyriaus, tai teisės ir laisvės, aišku, ir pagrindinė teisė yra į gyvybę. Pirmas, antras straipsnis skelbia teisę į gyvybę. Kaip žmogus suvokia, kad tokią teisę jisai turi, kas ją suteikia. Mes čia, kai su vaikais diskutuojam apie šitą teisę, nes jie lygiai taip pat ir skaitom šitą temą, pristatinėjom Europos žmogaus teisų konvenciją, tai paprastai jie tą teisę suvokia tikrai būti gyvam arba nebūti. Kaip su suaugusiais žmonėm galima būtų diskutuoti apie šitą teisę ir iš kitų pakraipų, tiesiog nuo
nuo to, kad kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę į gyvybę ir šią teisę turi saugoti įstatymas. Tai iš tikrųjų tai diskusijos yra ir dabar labai aktualios. Aš tai pradėčiau nuo to, nuo teisės į gyvybę, nuo pradėjimo, ne, kada diskutuojam apie abortus, įteisinti ar neįteisinti. Tai ar abortas liečia šitą teisę, tarkim. Kaip ir eutanazija. Tai iš šitos pusės galima būtų padiskutuoti apie eutanaziją, apie abortus, ar tai yra žmogus prigimtinė teisė į gyvybę ir jos niekas negali atimti tiek jau užsimesgus moters įsčiose tai gyvybei ir tiek, kada žmogus jau lyg tai suvokdamas savo protų galėtų pasirinkti, nutraukti savo gyvybę ar ne. Tai ar jisai laisvas tą teisę turėti ar ne. Taip, kad vieningos nuomonės neprieinama nei vienoje valstybėje. Pas mus tiesiog žinom, kad abortai dar neuždrausti Lietuvoje, tačiau eutanazija neįteisinta. Kai kurios valstybės turi atvirkštinius variantus ir turbūt šita diskusija niekada nesibaigs. Žmogus bet kurią savo sąmoningo gyvenimo akimirką stoja akistaton su gamtos tikrove ir nepriklausomai nuo jo idealizuotų norų nuolatos tenka taikytis prie gamtos keliamų reikalavimų, kurie pasireiškia ir kūniškais troškimais ir kurių žmogus vis tiek priverstas yra paisyti. Tačiau žmogus išskirtinumas yra tas, kad jis turi protą ir tik tai jo dėka gali suvokti savo gamtinį ribotumą, įvertinti ir atitinkamai veikti. Jūs skaitėjai matot, kad gyvybės teisė tai teisė išsaugoti ir palaikyti fizinę būtį, išryškėja žmogaus praktinę protą refleksuojant ir savarankiškai susikuriant subjektyvę teisę būti gyvam. Toliau 3 straipsnis kankinimo uždraudimas, 4 vergijos ir priverčiamo darbo uždraudimas. Man jie šiek tiek vienas su kitu yra susiję, nes priverstinis darbas tai irgi kaip ir dalis kankinimo, ne? Ir tai yra fundamentali žmogaus teisė, draudimas žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai elgtis su juo, taip pat nustatyti tokias bausmes. Žiaurios bausmės irgi yra negalimos pas mus ir kaip ir mirties bausmė yra jau viso Europos Sąjungoje yra uždrausta. Ir kaip matom, kad šita teisė taip pat atspindėta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnį. Tačiau kaip būtų gaila, dar 2009-2010 metais, 11 metais dar ta statistika nėra suvesta. Tai čia yra 2090 metų duomenys, kad Lietuvoje nesykį buvo pažeistas būtent šitos kankinimo, nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas labai įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Ir taip pat užfiksuotas didžiausias per pastaruosius metus ir įkalintų asmenų skaičius, išliko laisvės apribojimo vietų perpildymas ir orumą žeminančios laikymo sąlygos, dėl to ypač padaugėjo Europos žmogaus teisių teisme nagrinėjimų bylų prieš Lietuvą. Padaugėjo įtarimų dėl žiauraus smurto prieš suimtuosius ir nuteistuosius, pasitaikė smurtinių tardymo metodų taikymo atveju, augo prekybos žmonėmis mastai, padaugėjo parduodamų nepilnamečių, išsilavinusių aukų bei asmenų, parduodamų priverstiniam darbui. Kaip būtų gaila, Lietuvoje smurtas prieš moteris yra paplitęs labiau nei kitose ES valstybėse, o valstybės politika šioje srityje yra neveiksminga. Likęs galioti privataus kaltinimo tvarkos institutas atsakomybę dėl problemos sprendimo užkrauna aukai. Čia irgi ne visai sureguliuota, kada žmogus lyg tai esi auka, tačiau apginti savo teisę ir išsireikalauti žalos atlyginimo jau valstybė negina šito reikalo, ir suteikia teisę ir turi pas privataus kaltinimo tvarka kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Ir išlikusi nuostata, kad auka ir agresorius vienodai atsakingi už smurtą. Pagal sveikatos apsaugos kokybę Lietuva užima taip pat vieną iš paskutinių vietų Europoje. Sekančios teisės tai teisė į laisvę ir saugumą, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, jog sąvoka teisė į teisingą bylos nagrinėjimą pati savaime yra klaidinanti šiek tiek. Teisės į teisingą bylos nagrinėjimą turėjimas gali suponuoti mintį esą turimas omenyje objektyvios absoliučios tiesos nustatymas. Deja, tokie teiginiai veda sąmoningos saviapgaulės link, nes teisėjas įrodymus vertina kaip žinia pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįsta vienpusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių, kurios buvo nagrinėjamos teisme proceso metu aiškinimo ir kartu vadovaudamasis įstatymu. Be to teisėjas neatsako už žalą atsiradusią proceso šaliai dėl to, kad byloje buvo priimtas neteisėtas ar nepagrįstas sprendimas. Tikrai žino turbūt ne vienas atvejų, kada buvo žmogus ir nuteistas ir jau atlikęs nemažą dalį įkalinimo ir po daugelio metų paaiškėja tikrai jo nekaltė.
Tai čia va būtent ta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, jinai nėra visai tokia absoliuti ir taigi Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnis įtvirtindamas teisę į nepriklausomą ir nešališką bei teisingą teismą nekaltumo prezumpcijos principą, tai procesinės garantijos laikomas vieno esminių konvencijos straipsnių. Tai per įmanomai trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Teismo sprendimas turi būti paskelbtas viešai, tačiau spaudai ir publikai gali būti neleidžiama dalyvauti per visą teisminį nagrinėjimą ar jo dalį tiek, kiek to reikalauja visuomenės moralės, viešosios tvarkos ir valstybės saugumo interesai, demokratinėje visuomenėje arba nepilnamečio ir bylos šalių privataus gyvenimo interesai, ar tada, kai teismo nuomonė būtina dėl ypatingų aplinkybių, dėl kurių viešumas pažeistų teisingumo interesus. Tik kiekvienas žmogus kaltinamas nusikaltimo padarimu laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas neįrodytas pagal įstatymą. Vat būtent todėl aš sakau, kad šitas straipsnis yra dažniausiai pažeidžiamas. Tai kas Lietuvoje yra labai aktualu, kad teismai užsitęsia labai ilgai, kad dažnai žmogus kalinamas be teismo daugelį metų. Aišku, pateiksiu tokį pavyzdį, visi žinot, kad ir Henriko daktaro, kiek jisai jau kartų, ten ir įkalintas, ir vėl neįkalintas, ir kiek jau metų jam pareikšti įtarimai dėl vienų veikos padarimų, dėl nusikaltimų, dėl kitų ir tiesiog jau ten jau susipinė ir persipinė, kiek jisai jau sėdi, dėl to, būtent jisai yra kreipęsis į Europos žmogaus teisių teismą, kad jis be teismo, tiesiog vis tiek pagal tą nekaltumo prezumpciją nėra kaltas, kol jo kaltė neįrodyta, per savo paties pasirinktą gynėją, o jeigu jis neturi pakankamai lėšų tam gynėjui atsilyginti, turi gauti pagalbą nemokamai, kai to reikalauja teisingumo interesai. Na ir visa kita, dėl ko dar užsiminėjau apie tą daktaro bylą. Kadangi lygiai taip pat ir daktaro byla, ir Kedžio, visos šitos aktyvios bylos, jos buvo labai ir ilgai tiesiog užtestos ir tyriamos, ir be to labai buvo viešinama viskas. Tai ir pakenkė tiesiog tiem ir įtariamiesiem visiems, nes iškart suformavo nuostatą, tiesiog visuomenės jau pasidalino visuomenė į dvi stovyklas, kaip ir matėme televiziją, ir tiesiog ir žiniasklaida visa, ir pati visuomenė, vieni stojo į vieną pusę, kiti į kitą, ir tiesiog vieni jau iš karto nuteisė kitus, kiti teisino, ir be abejo tai negalėjo padaryti įtakos ir patiems teisėjams, ir teismam, ir paskui, aišku, atsirado tokia prielaida ginti tokią teisę pažeistą, kad tik tai jau ta visuomenės nuomonė suformavo tokią, ir vieni ar kiti gavo tokį nuosprendį. Tai būtent pagal šitą straipsnį žmogus gali ginti, kad jisai turi teisę į tą nešališką ir nepriklausomą teismą, kuris įtvirtinta šitame 6 straipsnėje. Tas asmuo gali veikti procesą ir kitus asmenys, ir ar šios mes paleidimas kelia grėsmę viešai tvarkai ir panašiai. Yra 18 straipsnių šitam skyriuje, tai yra 17, nes pirmas straipsnis nepatenka į, tai 17 teisų išvardinta, tai 7 straipsnis nėra bausmės bei įstatymo, bei 8 straipsnis teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Turbūt čia aktualiausia tema visiems ir įdomiausia, kad ši teisė priskiriama vadinamosios antros kartos teisėms, kurios susiformavo po Antrojo pasaulinio karo siekiant geresnės kultūrinės, taip pat socialinės, ekonominės padėties. Įvairiuose nacionaliniuose ir ypač tarptautinėse teisės aktuose ši teisė apibrėžiama gana abstrakčiai ir lakoniškai, paliekant jos turinį išplėtoti teismų praktikai. Tikrai turbūt, kad diskusijos be pabaigos, kada prasideda privatus ir kada kur baigėsi privatus. Taigi, teisė į privatų gyvenimą tapo itin aktuali pastaraisiais dešimtmečiais, kai valstybė ir visuomenė tarsi iš naujo atrado atskirą individą ir atsigręžė į jį. Visuotinis dėmesys, potencialios medicininės, technologinės ir kitokios galimybės dangstytis, apsimesti kitų žmogumi ir su tuo susijusios negatyvios pasekmės gali padaryti žmogų labai pažeidžiamą, jeigu betodariška intervencija į asmeninį gyvenimą, apie kurį pašaliniams nėra reikalo ar būtinybė žinoti, ir toliau nebus tinkamai ir laiku pažabota. Taigi tam pirmiausia pasitelkiamos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, kurios numato individo privataus gyvenimo apsaugos atvejus, būdus ir priemonės, ir taip užkerta kelią įsitraukti, skleisti ir panaudoti informaciją apie asmens privatų gyvenimą bei jo sutikimo ar jam nežinant. Kaip matom, kad pagrindinė institucija ginanti asmens teisės į privatų gyvenimą be abejonės yra teismas. Nors atskiruose įstatymuose asmens teisė į privatų gyvenimą gynimas pirmiausia realizuojamas per įvairių inspektorių, komisijų institucijas, tai žinom ir Lietuvoje, kad yra tokia ir vaikų teisės apsaugos institucija ir
visokiausių kitų dalykų.